turiu bėgti, bet ne nuo parų, o dėl to, nes už 21 dienos bėgsiu savo pirmą maratoną. Rugsėjo 14 bėgu savo pirmą maratoną. 42 km, 0 patirties ir vienas klausimas. Ar iš vis įmanoma per 20 dienų pasiruošti didžiausiam sportiniam iššūkiui mano gyvenime? Bet visų pirma, turiu išsirinkti, koks bėgikas būsiu. Nes negaliu tiesiog paimti ir pradėti bėgioti. Taip niekas nedaro. Tam turiu išsirinkęs 4 variantus. Centrinis. Bėgioja tik tais darbo reikalais ir kai reikia, bėga greitai. Boksioras. Bičas savo pačių filmų main characteris. Bėgioja tik su kapušonu ir megztiniu. Kiekvieną bėgimą per ausines groja Rocky Balboa miksas. Tryharderis. Be stravos, bėgt nusikaltimas. Kiekvienai bėgimo distancijai turi skirtingą batų porą. Ir tada aš, White Balaklava, numeris 1 youtuberis Lietuvoje, ilgiausias gyvenimo bėgimas 12 km. Gerai, pagaliau išsirinkom bėgimo outfitą. Turim pradėti, nes laiko negalim švaistyti, jo nėra daug. Važiuojam. Nu ką, kebra, pirma diena, esam užsimotyvavę taip kaip niekada ir jo, žiūrėsim kaip čia seksis. Gal galim rytoj? Nefilnu šiandien. Rytoj padarysim. Prieš rytoj bėgu. Nu ką, kebra, antra pirma diena, šiandien 3 km yra ant meniu ir žiūrėsim kaip seksis. Pažiūrėsim, ar čia daug kito maratono trūksta ar ne. Jeigu po 3 km būsiu išpuolęs, iškritęs, vadinasi daug trūksta. Jeigu ne, viskas ok. Go, žiūrėm. Gerai, pirmas kilometras jau beveik tona, darosi jau sunku. Žiūrėm, kaip seksis toliau. Ok, pusantro kilometro jau yra ir sunku. Šono durė, plaučiai dega ir kalbėti neįmanoma. Negaliu. Sustojam. Su kiekviena diena lengvėja. Kiekvieną dieną bus lengviau. Bet turi tai daryti kiekvieną dieną. Čia sunkiausia dalis. Gerai. Nu ką, pirmas bėgimas jau baigtas. Pirmi 3 km į doną. Buvo ką veikti, tikrai buvo ką veikti, po pertraukos 3 km subėgti buvo labai ką veikti, bet supratau, kad negaliu bėgti su striuke. Turiu pasikeisti kažką, su Maike irgi negaliu bėgti, nes turiu pratinti savo kūną kažkaip prie šilumos, kurią turėsiu kentėti 4 valandas per maratoną, tai turėsiu sugalvoti kažką kito, pabandysiu gal megztinį. Su striuke labai aplinkiniam yra nejauku, kai matau žmogų su striuke ir kaukę bėgant, ir man treniruotis nėra labai irgi ypatingai patogu su striuke, tai pabandysiu kažką kito, įsidėsim gal megztinį ir bandysim kažkaip tapti labiau paslaptingesnį. Tai va, bet maratoną baigsim su striuke. Tai va, pirma bėgimo diena baigta. Jeigu gyvenime nori kažką pasiekti, visada reikia 2 dalykų. Pirmas būtų tikslas, o antras planas link jo. Ir tai mes turime būtent čia. Wow, Magregas, chill out. Kaip ir sakiau, tikslas ir planas link jo. Čia yra sudarytas 4 savaičių planas vien tik iš mano galvos. Pražiūrėjau visus David Gogginso podcastus, labai daug bėgimo video. Ir iš savo praeities bėgimo patirties sudariau 4 savaičių planą. Kaip matote, pirma savaitė yra jau išbraukta. Kodėl? Nes ją pramiegojau kažkaip. Užsiregistravau maratonui kažkur 15-16 dieną ir 18 dieną turėjau prasidėti 4 savaičių treniruotis. Bet kažkaip paėmiau vieną dieną, pabudau ir žiūriu, kad jau 24 diena sekmadienis. Ir aš jau visą savaitę pramiegojau. Tai iš 4 savaičių tapo 3 savaitės. Vakarus lekinom dar vieną dieną, tai liko jau net ne 3 savaitės, o 20 dienų iki 42 km maratono. Tai va, trumpas paaiškinimas, kas čia vyksta. Pirmą savaitę aš vadinu įžanginį. Čia po truputį bėgam, prisimenam kaip bėgti, kaip naudot kojas. Iš pradžių 3 km, 6, dar kartą 6 ir 8. Po truputį didinam kilometrus ir perinam taip į antrą savaitę. Antra savaitė yra pragaro savaitė. Čia bėgu tiek, kiek dar niekada gyvenime nebėgęs. 8 km ir 10 km. Tarp kitko, visur, kur yra hanteliukai, čia yra rest dienos, kur mes nebėgam, o einam tiesiog į džymą. Kadangi einu į savaitę 4 kartus, čia 3. Kadangi einu į džymą 4 kartus į savaitę, tai pabandysiu taip sustruktūruoti dienas, kad eiti į džymą tada, kai nebėgu. Bet ne visada taip išeis, nes čia, pavyzdžiui, matau tik tai 3 rest dienos, tai reikės kažkur ir įdėti džymo dieną, bet ne problema. Ir turime paskutinę savaitę. Paskutinė savaitė, kai matote, labai mažai bėgimų. Kodėl taip yra? 5 km ir 3 km. Ir čia iš visų ZZZ raidės, kurios reiškia miegą. Kodėl taip yra? Visi bėgikai paskutinę savaitę daro vadinamąją tapering week, kur bėgimo kilometrai vis mažėja ir paskutinę savaitę iki pačio
bėgimo ilsini kojas, nes bėgime recovery labai yra svarbus dalykas. Planas yra labai svarbus tam, kad neveistintum savo laiko, kad žinotum kiekvieną dieną ir kada ką darai. Kad nebūtų taip, kad atsikeli pirmadienį ir ką čia dabar daryti, davai gal nubėgom 1 kilometrą, o rytoj pažiūrėsim, kaip jausimės. Visiškai iš mano galvos išgalvotas planas ir pažiūrėsim, ar jisai mane prives prie mano tikslo. Pirmo maratono ir 42 km. Dabar yra 6:43 ir pusryčiam turim 6 km. Tai truputėlį pramėtysim kojas, apšilisim lengvai ir pradėsim bėgimą. Visimo lėmenę, nes reikia mikrofoną ir kamerą susidėti ir dar gal turim tripodą. Pažiūrėsim, kaip čia įsbėgti taip ir dar su kaukė, treniruojamės ant sunkaus lygio, tikrai ant sunkaus lygio. Su daug papildomų svorio. Bandysim bėgti be striukės, pažiūrėsim kaip seksis, manau, kad daug geriau. Einam truputėlį apšilti ir pradėsim. Ok, Strava jungta, galim bėgti, let's go. Ok, išsitraukė savo kamerą, maždaug 3 km pafilmuot ir pasakyti, kad maždaug jau pusę turim. Ir pastebėjau, kad mikrofoną neturiu. Kažkur bėgdamas mikrofoną pamečiau, kurį išlaikau čia prisegęs, visai kažkaip nukrito. Gerai, kad radau, stay strong ir finishinam paskutinius 2 km. Ką, hebra, paskutiniai metrai. Ir 6 km oficialiai done. Wow. Ką, trečia diena, turim 8 km šiandien. Važiuojam. Tai ką, hebra, 4 km yra, trečias bėgimas. Kaip ir sakiau, skaičiai jau rimtėja. Jau darasi nepatogu. Gal dabar tiesiog grįžčiau namo ir veikčiau kažką kito, bet negalim švaistyti laiko. Ir taip jau nedaug yra, reikia pratintis prie krūvių, prie nemalonaus jausmo. Nes reikės į per maratoną ištverti ilgai. Tiesiog bėgam. Kitas šotas bus, jau tikriausiai kai būsiu namie, po pirmų 8 km su Strava statistika ir labai didelė ir šilta vakarienė. Norėjau tik tai parodyti, kokioj tamsoj bėgu. Įbėgau čia kažkokį parką mišką. Vos kelią matau ir literaliai šikšnosparniai skraidė. Tad aš nemeluoju rimtai. Nu ką, hebra, grįžau namo. Išsimaudė, sėdim, pasidarė vakarienę, turėjau dar jautienos su ryžiais, bet turėjau suvalgyti, negalėjau atsispirt. Bet dabar ir ne apie tai. Pirmas 8 km bėgimas. Kaip man sekėsi? Aišku, jeigu būtumėt paklausę vidury bėgimo, būčiau sakęs kitokį atsakymą, bet dabar kaip sėdžiu šiltai namie, turiu arbūzo, ką tik pavalgęs, YouTube'as čia va pas mane pajungtas dabar, galiu pasakyti, kad nebuvo taip sunku. Aišku, buvo nepatogu, skausmas kojų prasideda, bet aišku, čia mes nesėdim pasijungę televizorių tiesiog ant sofos, turi būti nepatogu, turi skaudėti ir kaip ir sakiau, reikia kūną pratinti prie šito skausmo. Jį ištvert. Bet gal viskas bus easy peasy, prabėgsim ir gal net ultramaratoną padarysim 50 km. Visi sustos prie finišo, mes toliau bėgsim, pažiūrėsim. Pirma savaitė done, antra savaitė bus rimtesnė, turim 2 8 km bėgimus ir 1 10 km bėgimą. Tarp kitko, rytoj rugsėjo 1, sveikinu visus moksleivius, rytoj mokyklą, nors nežinau, ar čia reikėtų sveikinti tokią dieną. Tai tiek, hebra, ką, pirma savaitė done, liko dar 2 savaitės pasiruošimo, tai žiūrėsim, kaip bus kitą savaitę. Labai įdomu, nes ten yra tokie rimti bėgimai, bet įsiplanavau labai taktiškai pailsėjimo dienas. Tokia informacija, užbaigiam pirmą savaitę, aš einu valgyti savo arbūzą ir žiūrėsim į kitą savaitę. Palaukit, kas čia? Ką, ketvirta bėgimo diena, šiandien saulutė šviečia, tiesiog kepina, labai gerai, nes ne tik bėgimo treniruoti, bet ir karščio. Labai gražu. Kopūstai. Viskas dirvožemis. Nuostabu. Kukurūzai. Kaip ir po kol kas viskas nuostabu. Let's go. Nežinau, kur bėgti. Matas, hebra, kai bėgi ilgesnės distancijas, turi labai daug laiko apie daug ką pagalvoti, daug ką prisimint, permąstyti. Ir prisiminiau dabar vieną dalyką, kuris mane labai supykdė. Gavau neperseniausią žinutę iš Marto Tankievičiaus. Ir dabar tiksliai nepasakysiu, kas buvo parašyta, bet kažkas, kad aš per 2 metus surinkau 80 000 subscriberių. Ir dabar... Palaukit. Dabar laikykitės, hebra. Dėl to aš esu numeris 1 stubris Lietuvoje. Žinutė Martui Tankievičiui. Martai, mes abudu gerai žinom 2 dalykus. Kas čia yra numeris 1 stubris Lietuvoje, nes tai gali būti tik tai vienas. O antras dalykas, mes puikiai žinom, kas iš mūsų pirmas paims 100 000 subscriberių playbutną iš YouTube. Tau trūksta dabar kažkur 1500 subscriberių iki 100 000. Man trūksta virš 50. Tu
Ir aš, ir mūsų sekėjai puikiai žinom, kad aš būsiu pirmas, kuris laikys YouTube play buttoną rankose. Tu per pirmus 2 metus surinkai 80 000 subscriberių? Ok, kas buvo praeitį, nebesvarbu, o dabar numeris 1 YouTuberis Lietuvoje esu aš. Mano subscriberiai daug rimtesni už tavo subscriberius. Mano vienas subscriberis tavo 3 paimtų. Tai kas iš tiesų turi daugiau subscriberių pagal tai? Ir dar vienas dalykas, man šiandien pagal planą reikėjo bėgti 8 km. Aš dabar esu sustojęs 12 km, kad tau rašyčiau šią žinutę. Kodėl? Nes prisiminiau, kokią nesąmonę parašei. Bet viskas ok, Martai. Pagarba tau už tavo verslus, pagarba už tai, kad motyvuoja jaunimą. O veipinti ar neveipinti? Nu truputį galima. Aš sakau, kad neveipinti. Kaip ir tą patį tikslą turim. Bet kai kalba eina apie YouTube, palik šitą game for the big dogs. Tu turėjai savo primą, viskas. Kur toliau savo vlogus, fotkink savo akis, bet apie YouTube nebekalbėk. Stay motherfucking hard. Bėgam toliau. Ką, 5, man atrodo, bėgimo diena. Šiandien turim 8 km. Prieš tai ilgiausias bėgimas buvo 12 km, dabar 12 km ir 300 metrų. Tai labai esu patenkintas dėl to. Tik padariau vieną labai didelę klaidą ir suvalgiau kebabą lėkštėje kažkur 30 minučių prieš bėgant. Tai visą bėgimą kliuksėjo tiesiog kebabas pas mane skrandį ir buvo žiauriai nepatogu. Šiandien ne taip įveikim. Dabar šį kartą bebėgant vėl padariau klaidą. Praeitą bėgimą buvo kebabo klaida, dabar nenuėjau į tūliką. Tai turėsim stabdyti bėgimą. Laikas truputėlį suprastės, bet ne dėl laiko bėgom čia. Kur čia būtų galima? Greitai, nes dar liko 4 km. Nemanau, kad ištversiu. Šiaip man pačiam sunku patikėti, apie kokias aš distancijas čia jums pasakoju. 8 km, 12 km, 6, kad ir 6 km. Aš buvau tas bičas mokykloje, kur per kūno kultūrą tiesiog, kai reikėdavo apšilimų ratus bėgti, kai mokytoja nematydavo, aš tiesiog eidavau. Rimtai, aš eidavau, aš negalėdavau. O dabar 8 km, pusryčiam, 12 km, pietum, žiauru. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai iš tiesų čia yra mano antras normalus bandymas bėgioti gyvenime. Pirmas normalus bandymas buvo metų pradžioje. Įkėliau ir story Instagram'e pas save, kad kiekvieną metų dieną bandysiu išbėgti minimum po 3 km. Ir bėgau. Išbėgau iš viso 27 dienas, ar 26 dabar nepamenu. Ir tiesiog nebegalėjau, nes sužinojau, ką reiškia shin splints. Tavo kūnas nėra pripratęs kiekvieną dieną bėgioti ir atstumai nebuvo vien tik 3 km, čia buvo minimum. Buvo ir 6, ir 10, ir 12 buvo mano bėgimo piaras. Truputėlį kūnui sunku buvo ir turėjau nustoti. Ir atsimenu savo patį pirmą bėgimą, 3 km nubėgau per kažkur 18 minučių. Įsikėliau story ir iš kai kurių žmonių susilaukė tokį komentarą, žinutę į Instagramą su tokiu pašaipančiu klausimu. Tu čia bėgai ar ėjai? Nes 3 km 18 minučių yra nelabai geras laikas. Bet dabar, hebra, prašau, pažiūrėkit dabar. Bėgam po 8, po 12 ir su labai neblogais laikais. Tai su šia istorija noriu pasakyti, hebra, tik tai vieną žinutę. Nesvarbu, kad ir kaip lėtai bėgat, visada pralenksi tuos, kurie sėdi namie. Always strong. Važiuojam. Gerai, manau pats laikas truputėlį išsamiau užmest akį į mano bėgimo atributiką, ką aš naudoju kiekvieno bėgimo metu ir kas man padės įveikti mano pirmą gyvenime maratoną. Kaukė. Ikoninė balta balaklava. Ne tik kaukė, o Lietuvos YouTube simbolis. Šildo mano veidą bėgimo metu. Megztinis. Šiltas, patogus, juodos spalvos tam, kad neatkreip nereikalingo dėmesio. Liemenė. Turi kišenuką telefonui, turi kišenuką kamerai ir netgi turi švilpuką, jeigu užpultų meškos. Viskas, ko bėgikui galėtų prireikti. Šortai. Paprasti, lengvi, patogus, sportiniai šortai. Lydės mane kartu į maratono finišo liniją. Batai. ASICS Nova Blast 5. Jausmas lyg bėgiočiau ant debesų. Ko gero vieni iš brangiausių batų, kuriuos gyvenime esu pirkęs. Ką, hebra, paskutinis antros savaitės bėgimas, 10 km ir paskutinis sunkus bėgimas. Už lygiai savaitės bėgsim 42 km, kitą savaitę chill savaitė, 2 bėgimai tik tai 5-3 km, bet visų pirma reikia veikti dar 60. Tai žiūrėsim, ką šitas 10 km bėgimas turi mum paruošęs. Let's go! Nežinau kodėl, bet šiandien buvo ypatingai sunku išeit bėgti. Kiekvieną kartą, kai bėgu, arba kai reikia bėgti, tiesiog sėdžiu ir negaliu patikėti, kad po 15-20 minučių bėgsiu 3, 4, 5, 6, 8, 10 km. Truputėlį tuo momentu, kai tiesiog čilinu namie, nesuvokiu, kad kaip įmanoma aš dabar čilinu ir po pusvalandžio būsiu kažkur 5 km nubėgęs, nes reikia eit bėgti, žiauriai sunku būna. Bet man tai patinka tas momentas, kai tu taip padarai, kai baigi padaryti tai, ką nenorėjai daryti. Ir laimėjai prieš tą savo tinginį. Nugalėjai tą motherfucking tinginį. Ne tavo jausmai nugalėjo, kaip tu jautiesi tuo momentu, bet tavo valia. Tu būni in control. Ir man taip tas patinka. Ir kuriant YouTube video
ir darant visokius dalykus ir sportuojant, supratau, kad man taip patinka šitas dalykas. Čia yra vienas iš didžiausių dalykų, kodėl man taip nepatinka alkoholis, nes jisai daro priešingybę, jis atima iš savęs kontrolę. Su šitu bėgimu tai užtvirtinau, kad iš tiesų man tai vienas iš dalykų, kurie mane varo daryti tai, ką nemėgstu daryti. Turim 3 km jau kažkur, dar 7 liko, reikės varom toliau. Let's go. Nu ką, 10 km bėgimas baigtas ir tuo baigta sunkiausia antra treniruočių savaitė. Kaip ją geriau atšvest, nei su didelė pica. Bet pamiršau dar vieną dalyką parodyti. Šio bėgimo statistiką. Nu ką, hebra, bėgam. Nėra energijos. Bet dabar yra prieš paskutinis bėgimas prieš maratoną. 5 km, palyginus su praeito savaitės kilometrais. Čia turėtų būti easy runas, bet kažkaip žiauriai energijos nėra. Ir žiauriai sunku. Tikėjausi čia easy runu, ypač po 10 km praeito bėgimo. Nes per pusę mažiau, bet nifiga, nežinau kodėl. Gardžiai jau kilometrai susidėjau, susikompaundinau. Bet prieš paskutinis bėgimas, tada 3 km bėgimas, visiškai ant čilo ir paskui maratonas. Tai bandysiu kuo daugiau dėti į atsistatymą, recovery, pailsint kojas kuo labiau ir kūną prieš patį bėgimą. 2 km jau yra, dar 3 liko, varom toliau. Always strong, važiuojam. Bėgant maratoną svarbu ne tik paruošt kojas, bet ir protą. O tai padaryti man padės Lietuvos rekordininkas Remigijus Kančys. Einame jau prie pačio maratono pasiruošimo klausimų. Man vienas iš didžiausių klausimų yra, kaip atrodo vakaras ir rytas prieš maratoną. Ką reikės daryti ir ko reikėtų nedaryti. Kad jau bent būtum valandą su trupučiu nieko nevalgyti. O geliukai, esi bandęs geliukus? Nesu bandęs niekada. Būtų gerai, kad tu turėtum, nes vis tiek tai yra energijos šaltinis. Pavyzdžiui, vis tiek dar šią savaitę vis tiek išbėg, paragauk, kaip skrandis jaučia ir panašiai. Ok, tai dar kartą tada apibendrinant vakarą dieną prieš, svarbiausia yra. Svarbiausia pavalgyti, daugiau anglių, ryte tik užkandi, jau ten nieko, jokio makaronų, nieko, ramiai, ten bandelė kaip pavyzdys, bananas, sausainės ir viskas. Tada, ko ne ir svarbiausias gal klausimas būtų, ką ir patį maratoną daryti. Tau reikia visų pirma nusipirkti, elementariausiai teipas būna arba pleistras koks platesnis, susiklijuos penelius. Nežinau, juokingai skamba, bet nežinau, kiek esi matęs, bet yra, kad parbėga maratoną su verkiančiais peneliais, kruvinais, tada reikia vazelino, irgi juokingai, bet tai išsitepk kirkšnis, nes kartais būna šortai, gali pradėti rinti. Čia pasiruošimas jau prieš maratoną, ramiai. Per patį maratoną nepatarčiau prisirengti. Tai aš va taip aprangą vis tiek, nusimatęs kažkokią. Dabar kaip pasakoju, aš iš tiesų tau bijau pasakyti, su kokia apranga aš noriu bandyti bėgti maratoną. Nu, pabandyk. Realiai su tokia apranga, ką dabar ir matai, kaip vertini. Gali būti šilta. Viskas tvarkoja čia, bet aprangą siūlyčiau, nežinau, ar tu nori visą tą aprangą pasilikti, vis tiek tai yra įvaizdžio dalis ar panašiai, bet jeigu galima tą aprangą daryti minimalesnę, būtų kur kas tau komfortiškiau. Dar tada patarimas, kadangi su tokia apranga gali turėti ledukų, pavyzdžiui. Tai pirmiausia, užsiklijuoji, tada vazelinas, apibendri ir tada ledukas pasirūpini. Kaip su vandeniu gėrimu? Rekomenduočiau taip daryti. Kiekvienoj stoteliai prabėgdamas pasiimi, tik tai patarimas, kai pasimsi tą kaušelį, tu jį suspaudintų, kaip piltuvėlį padarai. Ir tada ne tai, kad į save tiek, nes didelė tikimybė, kad ir į nosį pataikys. Tai šiek tiek šonų pili. Įsivaizduoji. Ir pasineši, atsigersi ir ten numesi. Dabar iš maratono pusės, ką tau daryti. Nuo starto, kaip ir prieš tai minėjau, nepasiduok miniai. Kas yra pasiruošę, tegu bėga, kas nepasiruošę, tu pamatysi, juos pasigausi vėliau. Maratonas prasideda po 30 km. Negalvok apie atstumą, nes atstumas gali žudyti. Labai įdomiai, kad jau realiai mano kitą klausimą vos neatsakei. Kalbėjai apie tą 30 km ribą. Tai girdėjau, kad 30 km yra vadinamoji siena. Jinai vadinama yra, kartais atsitinka taip, bet neužsiprogramuok. Jaudulys prieš startą yra normalu. Baimė jau negerai. Skausmas laikinas, šlovė amžina. Kai bėgsi ir kažką skaudės, tai žinok, kad tai yra laikina. Kai tu medalį pasimsi, visi skausmai dingsta. Tas medalis atperka viską, ką tu patirsi. Pamatysi po visko, prabėgs, paimsi medalį, tai net
kai kurių dalykų net neprisiminsi. Labai geri patarimai, labai įdomus, nesitikėjau tokių išgirsti, žiauriai geras, patinka man. Turiu dar vieną tokį labai paprastą klausimą, tiesiog atsižvelgiant į situaciją, į aprangą, į 3 savaičių pasiruošimą, kaip manai, koks būtų geras laikas pabaigti maratoną? Aš manau, kad nereiktų susikoncentruoti į laiką. Aš manau, kad 3 savaičių pasiruošimas ir jeigu tu prabėgi maratoną, tai yra jau medalis vertas tiek. Ir laikas tai yra reliatyvu šitoje vietoje, tai aš užskaityčiau įveikiai save pasiruošimas kaip iš trenerio pusės tragiškas. Koks skirtumas? 4 valandas, 5 valandas, 5,5 ar 6 valandas. Čia yra niekas, čia yra tik tai minutės, laikas, valandas. Priimu šitą, ką tu dabar darai, tai priimu iššūkį ir tas iššūkis būtų finišo tiesioji pamatyti tave su medaliu, nes aš irgi būsiu sekmadienį. Geras, labai tikiuosi susitikti tada. Patarčiau tiesiog mėgautis, nežiūrėti laiką, nežiūrėti kas kur ką bėga, ar ten kažkas jau apsikabinęs medį. Tai tada labai tau dėkingas už tokį turningą pokalbį, nesitikėjau ir ačiū tau, tikiuosi labai susitiksim finiše. Ką, paskutinis bėgimas, 3 km, super chill, recovery bėgimas atsistatymo ir paskutinis treniruočių bėgimas prieš 42 km didžiausią distanciją, kurią esu bėgęs gyvenime. Viskas chill, kojos, kas labai viskas gerai, jau neskauda, tikiuosi taip ir bus. Ir ką, enjoyinam šitą paskutinį chill bėgimą prieš didžiausią sportinį iššūkį mano gyvenime. Stay strong! Iki maratono liko nebedaug ir manau pats metas pakalbėti apie dramblį kambaryje. Taip, supratu gerai. Kalbėsim apie tavo mamą. Kalbėsim apie mano maratono outfitą, nes kaip ir pradžioje sakiau, čia yra tiesiog mano treniruočio outfitas. Maratoną mes bėgsim su savo ikoninė raudona striuke. O kadangi 42 km bėgti su stora žieminė striuke turi savo minusų, galvoju paklausiu internetu, kas gali nutikti. O kaip visi gerai žinom, jeigu interneto paklausi kažko su sveikata, išeina visada pačios blogiausios diagnozės. Radau 4 punktus ir juos sudėjau nuo paprasčiausio iki pačio žiauriausio, kuris tikrai priverčia susimastyti. Pirmas punktas. Mechaninės traumos. Sunkus, nepritaikyti drabužiai apsunkina judesius, vargina sąnarius ir raumenis. Gali atsirasti stiprūs nutirnimai, sausgyslių uždegimai. Čia nelabai manau, kad toks dalykas grėsia, nes ne 1, ne 2 ir ne 3 valandas esam filmavę prieš tai. Nelabai reikėtų susirūpinti. Aišku, pirmą kartą maratoną bėgam, plius su tokiu outfitu. Pažiūrėsim, bet šitas manęs punktas negąsdina. Antras punktas. Sunkus kvėpavimas. Per balaklavą negaunama pakankamai deguonies. Atsiranda dusulys, galvos svaigimas, deguonies trūkumas smegenims. Blogiausiu atveju praradus sąmonę gali sustoti kvėpavimas. Vėlgi skamba žiauriai, bet irgi nelabai gąsdina, nes iš tikrųjų yra tiesos, nes uždengia nosį ir yra daug sunkiau kvėpuoti, bet tam turi burną. Gali aišku visko būti, vėlgi čia nežinomos teritorijos, nežinau kas bus, bet dėl šito dalyko nelabai rūpinuosi. Rūpinuosi labiau dėl paskutinių 2 punktų. Vienas iš jų yra dehidratacija. Dėl karščio per prakaitą netenkama didelio kiekio skysčių ir druskų, kraujas tirštėja, širdžiai sunkiau pumpuoti, gresia raumenų traukuliai, širdies ritmo sutrikimai, kolapsas. Gal truputėlį vėl internetas čia perspaudė, viskas yra įmanoma ir sportuojant, tuo labiau kelias valandas bėgant maratoną, labai daug prakaituojama, tuo labiau kai aš būsiu su žieminė striuke, bus karšta, bus daug prakaito, realiai 2 daugiau prakaituos nei normalus bėgikas ir tai reiškia, kad turėsi 2 daugiau gerti vandens ir elektrolitų. Tai šitas punktas truputėlį priverčia susimastyti, nepasakyčiau, kad gąsdina, bet gali sukelt sunkumų. Bet jeigu manot, jog nieko negali būti blogiau, štai jums 4 punktas ir jis yra perkaitimas. Dėl storos striukės kūnas nesugeba atvėsti. Kūno temperatūrai pasiekus kritinę ribą gali ištikti karščio smūgis, pasekmės, sąmonės netekimas, o sunkiais atvejais net mirtis. Gal vėlgi truputėlį perspausta, bet perkaitimas yra labai rimtas dalykas. Tuo labiau, kai bėgsim 3-4 valandas, gal daugiau. Priverčia tikrai susimastyti šitie 2 paskutiniai punktai, bet nubėgsim, veiksim, nušliaušim jei reikės. Blogiausiu atveju medikai nuneš į tą finišo liniją. Kažkaip mes vis tiek tą finišo liniją krosinsim. Čia nėra klausimo. Klausimas tik tai per kiek. Reikėjo gal šitus dalykus perskaityti truputėlį anksčiau, ne porą dienų prieš maratoną. Lygiai 8:30 pabaigus giedoti Lietuvos himną, mano ir daugelio kitų pirmas maratonas oficialiai prasidėjo. Maratono diena, pirmas maratonas, belekiai žmonių nesitikėjo, kad čia tiek daug žmonių ir tiek daug žmonių Vilniuje bėgioja. Let's go! Ką, pradedam? Startas, oficialus startas. O dabar 40 km skausmo važiuojam. Let's go! Pirmas maratono kilometras. Dar nepaveiktas net. Jo pavargau. Beveik 3 km ryto. Bėgam pro Gedimino pilį, nežinau ar matosi.
Bėgdamas pirmą maratoną nelabai žinojau, ko tikėtis ir kaip viskas bus. Labiausiai nustebino, kiek čia daug hypų. Ant kiekvieno kampo prabėgus tave žmonės sveikina, rėkia, muzika groja. Jautiesi lyg rimtai, tuoj pagerinsi pasaulio rekordą. Sutikom pirmą subscriberį. Kelintą maratoną bėgi? Pirmą, bet pusę maratoną dabar dar, ne. Pusę maratono? Ne. Maldėts. Sveikas. Šulnys po šulnį nekritau. Užteks. Niekada. Pirmas vandens stopas. Bandysiu Remigiaus taktiką. Sulenk paduką ir per šoną. Apsilėjau. Prirbėgu nosį. Remigiau nepajau, prirbėgu nosį. Beveik 5 kilometrą. Kol kas tai nieko. Daug hypo. Padeda visai kas kita nei namuose treniruotis ir bėgti vienam. Daug smagiau. Bet ir distancija daug ilgesnė. Let's go. Ką valgai? Bananėlį. Iš kur gavai? Labai palėtino prie maisto sustojimo. Aš nemačiau. Kada kitas? Nežinau. Galimai net 5 kilometrus lauksi. Nu gerai. Susitiksime, jeigu ką, paim man antrą. Pasistengsiu. Kiek tai 6 km jau čia, ne? Sanieko atsigėrė vandens, pribėgo į nosį. Nepaėjau. Porą subscriberių sutikau kelionėje. Trasoje. Važiuojam. Taip. Kur slidės tavo? Pamiršau namie, reikia bėgti. Sutikom subscriberį dar vieną. Grykis kerpa, irgi numeskit spalvą. Čia balaklau, geriausias tiktokers. Belenkai geras, dosnus visiems dalina, malada tiesiog. Sveikas. 6 km per 38 minutės, mes čia normaliai stumėm? Normaliai, po 200 bėgam. Let's go tada. Maratoną reikia? Jo. Nu tai va, finišą po pitaką, atsiminkit šitą čiūvą. Always strong. Kalnas žiaurus. Žiaurus kalnas pareinu. Gal pasikeičiam? Ne? Čia filmavo Ronaldo video. Kaip netikėta. Some of you motherfuckers piss me the fuck off. Dobra, tikrai paspaudžiam subscribe mygtuką už šitą kančią, ką aš čia dabar jaučiu. 11 kilometrų. Dar beveik 4 kartus tiek pat. Dar sunku kalbėti ir bėgti. Bet pušinam. Nežinau, kam karščiau, tau ar man. Surinko mane ką tik nuo žemės, užmotyvavo. Pradėjau. Važiuojam. Pradėjau eiti. 13 kilometrų. 13 km pradėjau eiti. Vyrai mane pasėmė. Mindaugas prieėjo, sako, važiuojam, slidininkas, varom. Pradėjau varyti, gavau energijos. Važiuojam. Uodai puola, tai varom greičiau. Nuotaikos geros, bet vinguriuoju. Vingio parkas, reikia vinguriuoti. Jo, nebereikalo Vingio parke. 15 km, turim ėjimų pertraukėlį, maratono realybę. Mane suėdinti dalyką, kur vien tik bėgu, žiauriai gerą laiką padarau. Tokia realybė. Važiuojam. Žmonės labai visi draugiški, motyvuoja, pastumi priekį. Ir aš su tokiu fitu prajuokinu žmonės. Mergaitė ką tik pametė vazeliną, reikia dabar ją pamatyti pasivyti ir atiduot. Davė truputėlį motyvacijos pajamų. Bet nežiauriai greit bėga. Atsiprašau, pametė vazeliną. O dieve, ačiū labai. Dar liko truputėlį. Let's go! Mergina su megafonu sakė, kad aš maratonininkas. Let's go! Dar ne finišinau, dar ne maratonininkas. Užtikras maratonininkas su finišu ir medaliu rankoje. Žinau, važiuojam. Tas pat kaip ir žinau, kad greičiau surinksime 100 000 subscriberių už Martą Tankievičių. Vingio parke įveikus 12 km nuotaika pradėjo keistis. Trasoje labai natūraliai užsimezga pokalbiai ir susikuria pažintys. Ir viena iš jų buvo Diana, kuri šiandien taip pat bėga savo pirmą maratoną. Sveiki, draugai, kurie irgi pirmą kartą bėga maratoną. Oficialiai 21 km marką ketinom. Pusmaratonio finišas, jau ranka pasiekiamas. Dar liko pusė. Dar tik pusė. Tiek pat važiuojam, vieną kartą nubėgom, tiek pat antrą kartą irgi nuveiksim. Prie pat pusės maratono finišo situacija žymiai pablogėjo. Kartu su Diana nubėgom 8 km. Ji mane pušino, kai to labiausiai reikėjo ir neleido sustot. Kai nebegalėdavo ir turėdavo sulėtinti arba iš vis sustot, kartuodavau jai: varyk, palik mane čia, nenoriu tave stabdyti, varyk. Bet ji vis tiek pasirinkdavo likt kartu ir stumdavo mane. Iki 28 km, kur paprašiau jos tęsti lenktynės be manęs, o aš turėjau sustot ir pažiūrėti savo demonam į akis.
O čia matote visiškai ir absoliučiai palūžusį balaklavą. 30 km beveik. Diana visą laiką mane pušino. Yes, everything is fine. You want help? No, thank you. Gel? I have. Take it out. Thank you. You can do it. Go. I will do it. Pėdų, kojų, nugaros skausmai ir karštis pradėjo imti viršų. Įdomu tai, kad pradžioje lenktynių bėgi kartu su visais, visur muzika, hypas, per žmonės net nelabai matai, kur bėgi ar kiek nubėgai. Bet vėliau ateina momentas, kai lieki vienas. 3 savaičių pasiruošimas vis dėlto nėra optimalus ir daugiausiai gyvenime kiek užbėgis per šitą pasiruošimą buvo 12,3 km, o dabar mes 30 baigsiu šitą maratoną. Pykstu ant savęs, kad turėjau taip padaryti dabar, bet aš jį baigsiu. Dėl savęs parodyti, kad įmanoma, sau ir jum. Čia žiauri kova yra su savim. Ak tu savo, kiekvienas žingsnis. Kiekvienas fucking žingsnis. Let's go, stay fucking strong. Молодец. Varom toliau. Žiūrėjom, varom. Dave Gogginsas be kelienių bėga po 100 mylių. Mes nepabaigsim. Pabaigsim, žabra. Pabaigsim. 100 mylių jis bėga. Ne kilometrų, o mylių. Be kelienių. O aš puikiai išsimiegojęs, pasisėjęs. Manot, nepabaigsiu? Tikrai pabaigsiu. Always strong. In control. Žiūrėjom. Diana, labas. O, kaip sekasi toli ten bėgti? Gerai. Ačiū motyvacijai. Sėkmės tau. O Dieve, pasijau truputėlį. Šaunuolis, malodės. Ačiū tau, važiuojam toliau. You can do it. Aišku, sustiksim. Diana padėjo man nubėgti nuo 22 km kažkur iki 30 vos ne. Молодец, nesitikėjau. Nemaniau, kad lauksite taip ilgai. Jo, šiaip viskas normaliai. Tau tikrai nešalta. Visai normaliai bus sutrikę. Ką panaudojai? Beveik bandžiau taktiką gėrimo padaryti. Beveik pavyko. 42 km don. Laiką pamatysit. Ne pats geriausias jau, kai kurie namie tiesiog čilina, persirengia, pavalgia, pailsėja. Atėjo čia pažiūrėti paskutinių finišerių. Aš su vienas iš jų iš paskutiniausių. Labai daug emocijų, nuovargis, sunku ištar žodį. Smagu labai medalį laikyti. Bet ką noriu pasakyti, visą bėgimą galvojau, ką pasakysiu pačiam gale. Nelabai sugalvojau, bet dabar ateina tokia mintis, kur aš atsimenu, kai buvau mažesnis. Visada žiūrėdavau per televizorių, kai maratonininkai atbėgdavo ir galvodavau, kad turi būti antžmogis. Turi būti gimęs kažkokių žiaurių sportininkų, čia ne bet kam įmanoma. O dabar pamačiau, kad iš tiesų visiems tai įmanoma padaryti. Reiktų pradėti daugiau pasiruošti, gal ir paeiti, gal ir parkrist ant žolės porą minučių, bet įmanoma finishint. Tas pats ir su YouTube. Iš pradžių maniau, kad reikia kažkaip specialią kažkokį talentą turėti, bet ne, tiesiog paimi, padarai, pradedi ir tiki savim. Ir hebra atsiminkit, nesvarbu kaip, lėtai bėgi, visada esi greitesnis už tuos, kurie sėdi namie. Balaklava su medaliu, out. Noriu labai stipriai padėkoti kiekvienam trasoje, kurie neleido pasiduoti ir stūmė, kai buvo sunkiausia. Labai didelis ačiū Remigijui, kuris rado laiko su manim pasikalbėti ir net laukė manęs prie finišo. Ir žinoma, labai didelis ačiū mano komandai, draugam, kurie kartu su manim realiai įveikė šitą maratoną, nes jiems reikėjo mane sekti ir filmuoti. Ir žinoma, sveikinu kiekvieną, kuris tą dieną kartu su manim įveikė savo pirmą maratoną. Sveikinu, mes tai padarėm.